Sveiki. Noriu Jums pristatyti atnaujintą filtravimo funkciją sąskaita 123 sistemoje, kuri suteiks truputį daugiau laisvės, galimybę išsaugoti filtrus ir tikimės Jums bus patogesnė. Tai kas pasikeitė? Tai filtravimo funkcija, ji atsiranda viršutinėje juostoje ir Jūs čia galite pasirinkti išrašymo datą, būseną, būtent akcentuotą į apmokėjimo statusą. Tada galite pasirinkti tipą, ar tai sąskaita, ar išankstinė, ar kreditinė, ar perduotos į skolą sąskaitos, seriją, žymos, jeigu taikote, kas išrašė. Po daugiau filtrų galite vėlgi daugiau prisidėti ir išsaugoti ateičiai. Jeigu jūs norite visą laiką turėti filtrą kaip šių metų sąskaitos arba tam tikros būsenos, kurios, pavyzdžiui, gal vėluoja apmokėti, ar kad galėtumėte sekti skolininkus, jūs pasirinkę nustatymus paspaudžiate filtruoti, jums išsisaugo filtras tam momentui ir jūs jį galite išsaugoti ateičiai. Spaudžiame išsaugoti filtrą, uždedame pavadinimą 2024 metai skolininkai, kaip pavyzdys, ir išsaugome. Nuo to karto, bet kada prisijungę prie sistemos, jūs turėsite galimybę prieiti prie išsaugoto filtro ir iš karto matyti tą informaciją. Jeigu kažką pakeitėt iš nustatymų, galite atnaujinti arba galite susikurti papildomai tą patį filtrą, replikuotą pirmajam originaliajam. Tai tikimės, kad šis funkcionalumas pagelbės lengviau valdyti duomenis ir atlikti filtravimo funkciją. Jeigu turėsite ar pastebėjimų, ar klausimų, visada kviečiame maloniai kreiptis, kad galėtume juos išspręsti.